Sveiki, čia prieš paskutinę šių metų krepšinio savaitės laidą. Laidos pradžioje dar kartą prisiminsime antrąjį šį sezoną grandų mūšį tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto. Žalgirio arenoje susirinkę 13 000 žiūrovų išvydo jų mylimos komandos pergalę 78-67. Ši pergalė leido Žalgiriui tapti vienvaldžiu pirmosios vietos Lietuvos krepšinio lygoje savininku. Iki šio susitikimo abi komandos turėjo po 8 pergalės ir 2 pralaimėjimus. Dabar Žalgiris lentelėje pirmas, o Vilniaus Ryto krepšininkai užima antrą poziciją. Kauno komanda šioje dvikoje vertėsi be Luko Lekavičiaus, o Rytas žaidė be lyderio Gyčio Radzevičiaus, kuris keliom savaitėms iškrito iš rikiuotės. Kauno ekipai 16 taškų peldė Ignas Brazdeikis. Alinas Vailagičius taip pat sužibėjo. Jis atsekė 15 taškų. Silainas Francisko šioje dvikoje nepataikė nei vieno tritaškio iš 9 bandymų, tačiau vis tiek sugebėjo surinkti 11 taškų. Rytoj 18 pelnė Džeivionas Greivsas, o 13 taškų ir 13 kamuolių šioje dvikovoje surinko Ąžuolas Tubelis. Dabar įsidėmėsi komentarai po šios grandų dvikovos. We put together the best possible game according to the circumstances. Sužaidėme geriausias įmanomas rungtynes tokioje situacijoje. Esame laimingi dėl pergalės, bet labiausiai skauda dėl Dovydo Giedraičio traumos. Nežaidėme gerai, bet kovojome. Turėjome daug energijos, atkovojome 42 kamuolius. Ir tai buvo rungtynės, kur padarėme tai, ką turėjome, kad išlaikytume pergalę. Almost for 30+ minutes without playing good, making a lot of bad decisions, but we had high level of motivations. We played hard, we fought, we grabbed 43 rebounds, and it was a game where we did what was necessary in order to secure the win. Sveikinimai Žalgiriui su pergalė. Kas liečia mūsų, jokių pasteisinimų. Išliksim vienintelė komanda, kuri nesiskūs teisėjais ar kažkokiais žaidėjų nebuvimais, jokių pasiteisinimų. Kontroliavom šiandien tritaškius varžovų, šiek tiek nepavyko mums su rizikom. Tie žaidėjai, kurie turi labai prastus šiemet procentus, jie pataikė, toks tas krepšinius. Kontroliavom užtat lyderius, pagrindinius skorerius, matot patys jų numerius. Ir kontroliavom low postą. Deja, tokias rungtynės laimėt reikia mums daugiau fiziškumo ir šiandien kai kur jo trūko, kas liečia tie niekieno kamuoliai arba antri šansai. Tai manau, čia ir buvo didžiausia pralaimėjimo priežastis. Europos taurėje rungtyniaujantys Lietuvos klubai trečiadienį šventė pergalės. Tiek vilniečiai, tiek panevėžiečiai aikštę paliko su pakelta galva. Vilniaus ekipa pataikė net 19 tritaškių iš 36 rungtynėse su Tel Avivo Hapoel ir iškovojo pergalę 104-100. Vilkai liko per vieną tolimą metimą nuo visų laikų Europos taurės rekordo pakartojimo. Kalbant apie atakavimą iš toli, solidų pasirodymą šioje dvikovoje pademonstravo Anthony Kavanas. Jis pelnė 28 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 37 naudingumo balus. Dviženklininkų gretose ir kiti Vilkų krepšininkai Trišanas Starmanas surinko 23, Andriusas 20, Gersonas Bruksas 10. Šiame susitikime į Vilniaus areną po pusmečio pertraukos sugrįžo Markusas Fosteris, kuris dar birželio mėnesį su Rytu tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu. Fosteris pralaimėjusiems surinko 17 taškų, o rezultatyviausiai rungtyniavo Javas Madaras, pelnęs 28 taškus ir surinkęs 41 naudingumo balą. Tuo metu Panevėžio krepšininkai savo turo dvikovą žaidė neutralioje aikštėje Bulgarijoje. Panevėžiečiams pavyko nutraukti 3 pralaimėjimų atkarpą Europos taurėje. 93-87 buvo įveikta Jeruzalės Hapoel ekipa. Likus 3 minutėms rezultatas dar buvo lygus. Tačiau Mantas Ruštavičius vėliau sumetė 3 baudas, o po kelių akimirkų Gabrielius Baldūnas ataką pabaigė galingų dėjimu. Lietkabelis įgijo 5 taškų persvarą ir vėliau neutralų šeimininkai nebeatsitiesė. Šiame susitikime įspūdingą pasirodymą surengė Gabrielius Baldūnas, kuris surengė geriausią pasirodymą Europos taurėje per savo karjerą. Baldūno kraityje 13 taškų, 7 atkovoti ir 5 perimti kamuoliai, bei 25 naudingumo balai. Rezultatyviau už jį sužaidė tik Saša Kobleras, pelnęs 18 ir Mantas Ruštavičius atsekęs 19 taškų. Panevėžiečiai Europos taurėje laimėjo 3 kartą. O nuo B grupės 6 pozicijos, kuri leistų pratęsti kovą kitame etape,
Panevėžio ekipa skiria 3 pergalės. Laidos pabaigoje keliamės į Madridą, kur savo Eurolygos dvikovą su Real žaidė Kauno Žalgiris. Kauniečiai iškovojo dar vieną įspūdingo grožio pergalę ir Madride parklupdė vietos Real 92-83. Ši pergalė tik antra šiame amžiuje, kurią Žalgiris pasiekė Madride. O daugiausiai prie to prisidėjo Lonnie Walkeris, kurio šou pirmoje dalyje užkūrė kauniečius. Jis per pirmus 2 kėlinius pelnė 21 tašką. Walkeris su 21 tašku ir pabaigė šias rungtynes. O jam talkino 17 pelnėsi Laidas Francisko, 13 surinko Brady Merrikas ir Aldas Smailagičius. Kauniečiai šioje dvikovoje pataikė 15 tritaškių iš 29. Žalgiris Madride nebuvo laimėjęs nuo 2019 pavasario, o dabar ši serija yra nutraukta. Kitą savaitę Kauno Žalgiriui dvikova, po kurios baigsis pirmasis Eurolygos ratas. O šiandien laidoje tai jau viskas. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Tuomet apžvelgsime 2024 svarbiausius krepšinio įvykius.